Kaip prižiūrėti ketaus arba karboninio plieno indus? Tai iš tikrųjų labai paprasta ir tinkamai jas prižiūrint jie tarnaus visą gyvenimą. Ketaus indai arba karboninio plieno indai yra pagaminami iš geležies ir anglies lydinio. Taigi čia atsiranda problema. Geležis yra ganėtinai rūdijinti medžiaga ir jinai, kai gauna kontaktą su vandeniu arba ir degonimi, jinai pradeda rūdyti. Tai reikia kažkokiu būdu apsaugoti. Tai lengviausias būdas tai padaryti yra būtent su aliejumi. Mes paprasčiausiai visą keptuvę padengiam su aliejumi, plonu sluoksniu ir tokiu būdu nebėra kontakto, tarkim, su vandeniu arba degonimi ir keptuvė neberūdyja. Ir laikui bėgant tas aliejus taip gerai prikimba prie ketaus ir tokiu būdu susidaro tokia aliejaus danga arba tokia kaip ir patina ir keptuvės tampa natūraliai nelimpančios. Iš tikrųjų, jas galima netgi tam tikrą prasme lyginti su būtent teflono keptuvėmis, kadangi laikui bėgant tas aliejus, ta danga būtent susidaro ganėtinai stora ir keptuvės tampa visiškai nelimpančios, tai reikia įpilti šiek tiek aliejaus ir viskas. Ir gerai pakaitinti. Tuo tarpu teflonas jis yra ganėtinai toksinė medžiaga, dėl to daug kas ir renkasi ketaus keptuves arba karboninio plieno keptuves, nes tai yra puikia alternatyva. Dažniausiai ketaus arba karboniniai indai jau atvyksta iš gamyklos pagaminti ir gamykliškai padengti aliejų sluoksniu, taigi jums kažko papildomai daryti nereikia. Jis tiesiog paprasčiausiai išsiimate iš pakuotės, išsiplaunate ir galite iš karto naudoti. Kai baigiat naudoti, plaunam ketaus keptuvę arba karboninio plieno keptuvę tiesiog savo kriauklėje. Jas galima drąsiai šveisti su kuo tik jūs norite, galima naudoti netgi metalinės grandinėlės arba metalinės kempinės, galima naudoti tam tikrus gremžtukus. Tai kadangi čia nėra jokios papildomos dangos, mes čia nieko nesugadinsim ir drąsiai galima šveisti, kai kurie net šveičia netgi su smėliu arba tai gali būti netgi soda. Svarbu yra tai, kad jų mirkyti negalima, kadangi mirkant ilgą laiką gali atsirasti rūdis. Kitas dalykas, taip mes galime naudoti tarkim feirį kokį nors arba indų ploviklį, tačiau reikėtų nepersistengti, kadangi mes nenorime atšveisti tos jau susiformavusios aliejaus dangos. Jeigu mes keptuvę įdėtume į indaplovę jau taip sakykime gerai išplautų keptuvę ir nuimtų visą aliejaus sluoksnį. Tai to irgi mes nenorime. Išplovus ketaus indą, ką reikia daryti toliau? Labai svarbu jį nusausinti, nes jeigu mes nenusausinsim, atsiras vėl vanduo, vėl atsiras rūdis. Tai kaip tai padaryti, mes galim dėti tiesiog ant viryklės arba į orkaitę, labai trumpai pakaitinti tam, kad vanduo nugaruotų ir tiek. Galima įpilti šiek tiek aliejaus tam, kad papildomai padengti, sakykime, vidų ir tuomet reikia tiesiog įdėti kur nors į spintelę, svarbu laikyti yra sausai. Ką daryti, jeigu jūsų ketaus indas, sakykime, jūs jo neprižiūrėjote ilgai, pasidengia rūdimis, arba jūs tiesiog norite atstatyti visą tą aliejaus sluoksnį, arba ją paprasčiausiai atsinaujinti, nes tarkim jinai visą apskrudusi, prikibus ir kitaip sakant, norite tiesiog atstatyti savo indą. Tai visų pirmiausia, ją reikia labai gerai išveisti, labai gerai išplauti, tai kaip ir minėjau, galima naudoti visokias grandinėlės, o jeigu tarkim jūs norite ją šiek tiek pamirkyti, galima įpilti 50% verdančio vandens ir 50% acto rūgšties. Actas išgrauš keptuvę, išgrauš, sakykime, visą tą aliejų ir tokiu būdu jūs nuimsit visą tą aliejaus sluoksnį. Vėliau tą keptuvę vėl taip pat reikėtų tiesiog išsausinti, tai tarkim dėti ant viryklės, visas vanduo nugaruos ir po to paimti patepus plono aliejaus sluoksniu, ją dėti į orkaitę. Tai tarkim šiuo metu turime ketaus keptuvę, mes ką galim padaryti, įsikaitinam orkaitę iki 180 laipsnių, padengiam aliejumi ir tas aliejus jisai gali būti bet koks aliejus arba būna specialių riebalų mišinių būtent ketaus keptuvėms. Tai mes turim Scotsberg prekinio ženklo aliejaus ir turim Petromax prekinio ženklo irgi tokį riebalų mišinį, kuris, na, tiesiog ilgiau tarnauja, geriau sukimba su ketaus indais. Taigi, mes įsikaitinam keptuvę iki 180 laipsnių, padengiam keptuvę visą plonų aliejaus arba riebalų sluoksnių, dedam ją aukštyn kojomis į orkaitę ir kaitinam valandą, tol kol, sakykime, tas aliejus prikimba prie būtent geležies ir tiesiog išjungiam orkaitę, nejudinam keptuvės, leidžiam keptuvei taip valandą atvėsti kartu su orkaitė ir tokiu būdu mes turėsime naują sluoksnį ir ta jūsų keptuvė bus atstatyta iš naujo. Vėl svarbu paminėti, kad šios keptuvės tai yra gryna geležis maišyta su anglimi ir tai yra tiesiog geležis, čia nėra
jokios dangos ir mes tas keptuvės visą laiką galime atstatyti iki pradinės būklės arba jas tiesiog atnaujinti ir tai yra iš tikrųjų paprasta. Todėl šios keptuvės gali tarnauti labai ilgai, jums tarnauti ne 1 metus, jūs galite jas perduoti iš kartos į kartą. Tai tiesiog svarbu rinktis gerą ketaus gamintoją ir tokiu būdu jūs turėsite gerą daiktą savo namuose.